Važiuojam iki Nidos, o kaip kelionė be drono ir elektrinių paspirtukų. Tai imam į 2 paspirtukus ir dar vieną savo naują išsirinksiu. O droną imsiu, tai Mini 3 su LCD ekranu, nes praeitą kartą skridau, tai atstumas nerealiai didelis ir jo yra ilgiausias skrydžio laikas, plus labai turi gražiai filmuojančią kamerą. Belieka įsirinkti 2 dalykus, tai kurį modelį, sportą ar SE bei spalvą. Sportas važiuos greičiau, bet greičiau ir išsikraus, SE nuvažiuos žymiai toliau, bet važiuos lėčiau, galia identiška. Tai dabar tyliai pagalvosiu, ko man labiau reikia. Dar greitai pasižiūriu, bet kiek prisimenu, SE modelis, priešingai nuo 22 metų šitas turi kruizo kontrolę. Tuoj pasižiūrim, ar tikrai. Jo, važiuoja pats, 22 metų modelis to neturėjo. Šita funkcija tikrai aktuali man. 23 metų sporto modelis taip pat turi jau kruizą, priešingai nei 22 metų modelis. Jėga, ką? Gerai, nusprendžiau, imu atstumą. Pajūrį, noriu pasivažinėti kiek įmanoma didesniais atstumais. Šiai dienai man tai svarbu, nors tais labai fainai, kad greitai gali važiuoti. Pasikrovėm ir lekiam į Nidą. Į kur mes persikeliam? Į Nidą. Ne, dar ne Nida šičia. Iš Klaipėdos į Nidą? Perkelą. Dabar plaukiam iš Klaipėdos į Perkelą. Čia. Na štai atvažiavom, galim pakuotis. Paspirtukai pačioj, saugiai sudėti. Šitą kilstelk ir ištrauksiu. Ne. O gal, žinok, reikia paklausyti? Nešnerš. Nepavalgęs. Vandenį įmest? Nu, ko tu juokauji, dabar video pradėjau filmuoti, jis įmesti į vandenį. Ja, kažkur. Ja. Tak, biškai. Pastoviu greičiu ir pats pradės važiuoti. Tau šitas švelnesnis gal būtų, nori? Bet šitas kliba rankenos. Oi, ne, kas kliba, kas yra, jau filmuoju. Ne, čia buvo joko formas. Tai va, važiavom su Itlau paspirtukais visą Juodkrantę, dabar važiuosim į Nidą. Tiksliai dar neringa kažkur yra. Tavo kažkaip pašalinius garsus skleidžia. Jo, pas mane toliau važiuoja. Dar nesupurkštas. Jo, baršas. Nu, naujas, dar neapgylęs. Tepalo nevariau visi. Nu, taip, sakau, naujas, dar nesapgylęs. Davai. Ko nebenori? Valgyt? Jo, šiaip jo. Maksimum, man atrodo, iš kem kilų netoli jau. Pirmas išvažiavimas su Itlau GT SE paspirtuku. Traukia paspirtukas žiauriai gerai. Joks kalniukas nebaisus. Bet jis toks standus visas, smagus. Atsivežiau didžiai Mini 3 droniuką su LCD ekranu. Bandau kilstelti. Toks, padėsiu. Rankinas reikės? Jo, reikės. Mažiau vietos užims biškį.
Valgyti tikrai reikia. Žiauriai reikia. Kaip čia nimtų, kišdavau, kaip čia jūs? Tiek turbūt. Magic. The home point has been updated. Please check it on the map. Take off. Rankenėlės tada. Op. Toks aukštas ar dar aukščiau? Galima aukščiau. Va čia spausti reikia. Dabar aukštyn, jo, ir užsiveržia. Ne, biškai apsikeičia. Man reikia šitą reklamuoti. Be aš to tau duosiu. Bent nuvažiuoti. Kur? 2 kilometrus. Kur tu nori? Kur nors. Kur tu Man nori? reikia Tai nesvarbu. tu atidaryk dabar. Tai gerai. Tu jau parašai. Man nesvarbu būtų, bet man reikia filmuką pakuoti. Nu ką, dabar tada į kopą, ne? Tada į saulės laikrodį. Tada atgal į tas kopas ir tada pavalgys gali. Ne toks standus kaip šitas. Bet jis toks švelnuoti, švelniai bėgėjęs. O šitas tai man patinka, kaip važiuoja. Toks labai standus, nei klibėsio nieko nėra. Na va ir kruizas įsijungia, paspirtukas važiuoja pats. Kiek jau pavažinėjom Juodkrantėj, Preiloj ir dar 100%. O matot va tą vat, ką žinau, vėliavas baltas, matot? Virš pastato, baltas vėliavas. Tai va ten tas pastatas, kur nakart valgėm ir buvo skanu. Tai važiuojam? Važiuojam, tai čia tada važiuojam. Arba ten skėčiai gal. Galima. Tai privaloma, nežinai. Su mašina irgi važiuoji su šviesom dieną. Nežinai? Žinai, dabar žinai? Ai, aš be šviesų. Aš gau tu. Klausau. Labą. Nuneši? Jo. Tiesiog galima. Nu gal, bet čia važiuoti negalima. Jo, tai čia tai. Jo, stumėmės kultūringai. Jo, jaučiu. Nors, nežinau. Šitaip Nidoj sakykit, galima važiuoti ar negalima. Elektros gi nenaudoju. Nepagalvojom, bet neiškrausim. Ai, tiksliai. Jo, papa. Dabar kažkas žvalgyti iki manęs. Ai, gauti meniu. Čia jau buvo. Čia numesiu gerai.
Ačiū. Pamiršau nufilmuoti maistą, bet nebuvo labai skanu. Ant kalniukas bus atsargiai. Turim į gatvę jaučiu išlėkti, arba čia stumamės. Bombos! 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 Tu atrodo paspirtukų bet kokių kelių. Wow, GT naujas paspirtukas, jau per miško kelius. Daviau šitą jam booster V. Iš manęs atėmė GT toks labai stabilus, galingas, dėl to ir pasirinko. Rimtai neši? Jo, susilankstom patogiai. Jo, reikia, nes geras video, žinai. Gerai, kad jie nesunkus. Jo, gerai, kad nesunkus, patogu, nes netrukdysim niekam. Šiaip, kad nesunkus, tai taip. Jo. Nežinau, gerai galėsite. Jo. Aš slipu tada. Jo. Tai tu šitą neši? Nu, davai, aš pusę kelio, pusę tu. Tu šitą neši? Ne, aš pusę kelio to, man svorio bus. Ant vienos rankų. Op. Jo. Op. Va, gerai. Čia kažkaip rankia, ne? Jo, va šitas atsilenkia, va. Op. Tai ja, pačiu turi nuvažiuosim, va. Nu. Čia palik raštų. Jo, va čia va. Ja. Su paspirtukais grįšim per šičia. Jo. Jo, čia mažesnis Čia geras kalnas. kelnis, jo. Geras kelnis. Jo. O ten, jeigu Kelnis. viršui bus pavažiuosim. Kelnis. Ką? Geras kelnis. Pasižiūrėk, jeigu tu turėsi lipti. Nežiūrėjom, Tu turėsi, esi Čia šitais porą kalniukų, tu... Taip, tu turėsi lipti Tai 1, 2, 3... Tai dar va čia va užvažiuot gali su tais Galim, per tos laiptus. galim, nu. Su šitais turėklais. paspirtukais galim Nu. Nu, nuvažiuot. įsivaizduok, tu čia kelis... Vieną gali sulenkti rankeną, arba dzin. Nu, nepavargai įveikus 2 metrus. 3 patogo. Būtai ne. Junk. Nedaug jau matosi viršus. Gerai. Time out. O, koks gražus vaizdas. Vertė. Traukis. Oh my god. Oh my goodness. Pavargom paspirtukus nešti į viršų, bet taip gerai dabar juos krausim leidžiantis. Čia visą laiką riedžiu dabar. Lekiam. Ale čia jau greit lekiam. Nu va, sakiau testuosiu GTS, bet neduoda man. Sakiau testuosiu GTS šitą paspirtuką, bet neduodė. Negaliu duoti, žinau, biškutį per daug geras. Nepyk. Viskas.
mano sportinis, bet jo nepaimu. Ir kaip sakot, kad čia draudžia Nidoj, dar kažką, važinėja kultūringai visi, jokių draudimų, jo ženklų keletą matėm, ten ir nevažiavom, stumėmės tvarkingai, bet keliai idealūs, važinėt visur galima. Kaip matėt, net į kalną įsinešėm didžiausią. Tai kiti tuo tarpu, važiuoju, dviračius palieka apačioje ir priversti per tą patį kelią grįžti. Tuoj mano paspirtukas bus bėgęs 2000, o baltas bus bėgęs tokį grubiai 20. Ką, važiuojam dar kavos atsigersim, nueisim vandenuko nusipirkti ir jaučiu judėsim link Palangos arba Šventosios. Mintis iš viso šiandien naktį galbūt, kaip ir praeitą kartą su paspirtukais lėkti kur nors, visai smagi būna atrakcija. Tai vis tiesiog va numetam, nieks neįm. Tai jo, bet nu gerai, nieks neįms, tu paspirtukai nebijau. Paspirtukai sukrauti, dar nedarom reklamos, nusuk, nemoku. Nedarysiu reklamos. Paspirtukai sukrauti patogiai, užima vietos nedaug, kavytę atsigeriam ir lekiam su paspirtukais toliau. Orlaivis LT. Nu ką, Nidoj užtenka, dabar važiuojam į Los Palangėlę. Nu va, o čia šitas. Oi. Nu va, gražu. Ale žmonės va prisikrovė mano tašytę, va draugų tašės. Nu ką, smagioji kelionė Nidoj baigėsi, dabar važiuojam su paspirtukais ir dronais į Palangą arba Šventąją. Susitiksim ten, turbūt jau kitą dieną. Turėsim nuosavą džakuzį, lauki tęsinio. Sakas, ne, ką? Jau vanduo beveik matosi, dar metras liko. Mygtuką pat. Mūsų džakuzį rezultatas, bet nusprendėm užkasti, nes ten radom daug geresnę. Varom. Stop, šilta čia, ne? Man nešalta šiaip jau. Viskas, mūsų dubytė užkasta. Blemba, tiek vargom, o gal visgi darom? Tai jau lengva, vis bus purus. Šiandien važiuojam iki Palangos su Booster S, Booster V ir GT SE naujausių elektrinių paspirtuko modelių. Štai jisai. Du balti. Kodėl vyrukai pasirinkot baltą spalvą? Kito nebuvo. Teisybė, bet balta labai graži. Nu visi su pilkais, juodais važinėjo, jūs su baltais. Kodėl tu sušalęs? Ta prasme, sušalęs. O kodėl ponas žalės? Ai, žalės, aš gavau sušalęs. Žalės vairuotojas, klevas. Klevas, tai nesimaišykit man, nes atsitrenksiu.
Maišus, lempas įsijung. O kaip gazuoja. Bet tavo gerai, žinok, traukia, gerai iš vietų. Ei, sustojam. Dabar lenktyniausiam iš vietos. Pala, atgal, tautė, atgal. Jo, Nu, bet gerai. Palauk, tai vienodai. lyginti. Ne, jam galingesnis, jie gali biškai. Gali, Gerai, 1, 2, 3. Nesąžininga. Nesąžiningi driveriai. O mano paspirtukas jau nuvažiavęs 1,999 km. Nujungiau. O kodėl ponas atsilieka? Turbūt, kad klevas ir negali daugiau 25 važiuoti. O todėl, vyrukai, kad važiuosim biškutį toliau nei Palanga. Ir Ai, kai reikės grįžti atgal, aš grįšiu. Tu mus O jūs? pertrauksim. O jūs Taigi gerai laikos. traukės iš kelio. Sakai, bet Trauk. Nepraleidžia jisai, bet kokį, va tokių vairuotojų tai pipinu, žiūrėk. Čia pipi, kas mano. stok! Ja čia nesimūdinsi. Eismai deklaraciją pildom viskas. Turė popierių. Bet mes čia jokavom daug gazuojam, žinokit, reiktų biškį ramiau. Pas mane dar 100. Tai dar 100, bet jau Reikia važiuoti iš tikrųjų, kad nuvažiuoti. lėčiau. Su nauju paspirtuku. Nu, jam šakės dabar, davai priimu. Ateik čia. Ateik čia, sakau. Bet bijo, žiūrėk. Pavyko gudras. Neina GT pasivyt. Neina GT pasivyt. Edgarai, nėra kruizo? Yra? Važiuoja pas Gintarę, ne? A, tai aš primelavau. Tai dabar kažkaip atsimtų žodžius. Nu, tai nežinau. Ką sakei? Kuponą pas Edgarą nuolaidą. Gerai. Pasižiūrėkit į tą žalią paspirtuką. Koks fainas. Iš toli, matai. Koks fainas, jisai net numestas į kelkraštį, net nereikalingas. Visi žiūri, tu žiūrėk, visi pravažiuoja ir visi žiūri. Galvoju, aš tokio norėčiau. To, kur numestas. Tai artimiausias spalva žalia? Nifiga. Ne, gal ne, dėl to, kad nebėra jų prekyboj. Tai balta gražesnė. 2000 km su mano žaliuoju paspirtuku, kurį turiu nuo, man atrodo, 17 metų. Nu, įsijungia kruizas. Ai, ant šito gali būti išjungtas, sustok. Aš galvoju, tu su GTS-e važiuoji. Nežinau, laikyk stabdį. Stabdį. Jungimo knopkę. O, Eik dabar ant P3 iš visos. Ant stabdžio nereikia atleisti, jo. gerai. Jo, šitas, ant antros. Ne, Kaip jum? trečią mygtuką. Viskas. O. Jo. Kaip pas mane? Žiūrėk, va. Tai pas tai jo, jum tai jau ten. Tai mainysimės, reiškia, Ne, paspirtukas. man net gerai. Neužnasi spausti? Ne. Gerai. Važiuojam. Ko čia stovi? Tu trukdai kelią, girdi. Nu, aš negaliu Stok, pysti, levas. man gaila su mano paspirtuku. To klevas. Gerai, 1, 2, 3. Davai. Pas mane čia sportinis kontroleris įdėtas, bet vis tiek GTS deda. Nu, atvežiau pasigrožėti. Jo, maudytis nori. Žiūrėkit, aš normaliai važiuoju keliu, prie manęs prisiknisa kažkoksai Sustojam su įtlau į dešinę. paspirtuku ir trukdo, Stojam. blokuoja kelią Stojam į visą laiką. dešinę. Klausimas, ar yra kur nors kreiptis? Ar yra kas galėtų nukratyti elektrą? Gerai, čia važiuos. Sakėm, taupydami važiuosim su paspirtukais, bet vėl matau nesigauna, greitis maksimalus.
pasipildom energijos ir toliau šaunam su paspirtukais. Vis dar grįžinėjom, pusiaukeliai, dabar spaudėm dugnais, liko 7% batarkės, bet labai jaučiasi iš tikrųjų, vat pradedi spaust smarkiai, batarkė greičiau ir krenta. Važiuoju pastoviu, lėtesniu greičiu, batarkė laiko ilgai. Šventoji pasiekta, liko 40% batarkės. Čia. Mes, ja. Droną išsitestavau normaliai, tai GTS paspirtukai gal sakyčiau mažokai, bet visgi atostogų metais paprasčiausiai nebuvo kada, bet daugelis jūsų žinot, kas tai yra per daiktas, kad tikrai vykęs ir verti savo pinigų daiktai. O manau, sekančiose filmukuose konkrečiai jį daugiau užtestuosiu. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų. Paspirtukas, 0 baterijos važiuoja. Pirkit. Tik orlaivį.